Treneri, kaip vertinat žaidimą su Kauno Ąžuolo komanda šiai dienai? Buvo du skirtingi kėliniai. Pirmą kėlinį žaidėm pakankamai gerai, antram pritrūkom jėgų ir blaivus mąstymas sveiko proto šiek tiek. Tai rezultatas teigiamas. Žaidė daug žmonių, kurie nežaidžia pagrindiniai sudėti, tai viskas gerai. Šiandien dienai komanda gan išretinta traumų ir matėm, kad Veirio žaidime žaidė daug grumtynių žaidėjų. Kaip vertinat būtent grumtynių žaidėjų amplua kitoj pozicijai visai? Tai gyvenimas privertė, kad tie žaidėjai, kurie niekada nėra žaidę gyvenime tokioje pozicijoje, šiandien turėjo žaisti, kadangi daug traumų, labai daug traumų iš tos sudėties, kurioje šiemet žaidėme, su kuria žaidėme pirmas rungtynes. Startinėje pozicijoje šiandien buvo tik tai 3 žaidėjai. Taip kad labai daug žmonių nepatyrusių, daug jaunimo ir darėm daug klaidų. O kad žaidėjai žaidė ne tie, kurie reikalingi tam tikrose pozicijose, tai traumų pasekmes Lietuvos rinktinės žaidėjai daug traumuoti, tiek 7 rinktinės žaidėjai, tiek 15